Sveiki visi, ir čia mes Mūsų Gaming LT ir šiandien filmuojame Tekit epizodą. Per šiandien mes bandysime jums atrodyti, ką mes pasistatėme per gana ilgą laiką. Ir dar aprodysime, kaip pasistatyti query. Jo. Na ir dar mūsų keli numatomi darbai, tai galbūt antras aukštas, kurį nežinome ir pastatysime, ir šiltnamis, dėl kurio abejojame. Jo, dabar čia, kaip matot, biškį tokia kaip ir pusiau pilį pasidarėm, dar čia aišku nedabaigta, bet, pagrindai yra, čia aišku dar čia tokių prisidėjom visokių. Ir žodžiu, eisime tu į namą, parodyti, ką ten gero atsinaujiname. Kryperis. Aišku, kuris sprogo. Ok. Žodžiu, atstatysit. Čia biškį nukirtam. Žodžiu, čia vėl pragriovė tvoras, čia tie kryperiai tokie nedari. Žodžiu, čia dar pavogiau Diamond bumerangą. Iš manęs. Ne iš tavęs. Ne, tikrai ne iš jo. Žodžiu, čia truputį čestų pasidarėm ir lovas. Čia kiekvienas turi po savo lavą. Čia silver chestą dar. Ir einam į rūsį. Čia kaip mato, čia yra jau vamzdžiai įdėti, kaip query sistemai. Čia kiekvieną chestą eina po vamzdį. Ir žodžiu, čia truputį... Aš pasakosiu. Tai čia vienu žodžiu, iš query eina itemai ir tai kurie itemai patenka į šitą chestą, į cobblestone chestą. Ir, čia žodžiu, dar yra tokia rūšiavimo sistema, kai cobblestone'as patenka į vieną chestą, ten dirtas į kitą, ten diamant į dar į kitą, vienu žodžiu. Ir jo, perduodu žodį ir lordui. Kodėl visada man? Žodžiu, ir šiandien parodysim, kaip tą query padaryti. Tiksliau, Klaidas parodys, vėl legend. Ir žodžiu, viską pamokinsime, kaip pasidaryti viską. Aš užsibuginau. Tik prisiminkit, kad čia visi šitie query, visos kitos sistemos veikia ne ant Minecraft'o, ant Minecraft Tekit. Tai jo, čia modas toksai. Gal šitą įdėsim, atsisiuntimą į description. Jo, galėsim. Nes būtų geriau, jeigu atsisiųstų, ar ką? Gerai, Paška, tu jau eini statyti savo šaltibarštį. Šaltibarštis. Džiaugiamis mano stiklas kepa dar. Aš beje neturiu iš ko... Gerai. Neturiu kaulo. Taigi yra vienam chest'e ten daug. Kuriam? Ne chest'e, o furnace, nežinau ten kažkuriam. Radau. Dabar, kol jie ruošis pasidaryti query ir parodyti jums, tai aš pamakinsiu, kaip jį patį pasidaryti tą query. Žodžiu, ir iš karto pasirašot query iš čia. Žodžiu, pamato čia tokį kaip ir bloką, baltą. Ir kas jame yra? Yra redstone'as, diamond pickaxes, iron gear, gold gear and diamond gear. Gerai. Žodžiu, reikia čia 4 mato diamantų ir gold gear. Po to, ir žodžiu, čia taip po trupučio nuo 4 pagaliukų ir pradėsite, ir pradėsit ir po to daeisit iki diamond gear ir pasidarysit visą query. Žodžiu, receptus galite pasižiūrėti, pasirašote čia kažką, žodžiu. Ir jau jūs pasiruošėt? Yra viena bėda, neužteko vamzdžių kitien. Tai dabar sustabdyk video, mes einam pasigaminsim vamzdžių ir grįšim. Ok. Grįžome ir dabar jums legenda parodys, kaip atrodo šitie vamzdžiai, per kurius teka daiktai į čia. Jo, tai viskas prasideda nuo tokių vamzdžių. Nebūtinai tokių, bet šie yra patys geriausi vamzdžiai, mano manimu. Tai mes pasidarė taip, kad čia stovės query ir vamzdžiai. Itemai vamzdžiais teka, va čia vat, įkrenta į va čia vat, vėl teka vamzdžiais, į va čia vat, ir va čia yra mūsų chestų sistema, ir jo,
Tai dabar vėl lipame į viršų. Ir parodysiu, kaip pasistatyti tą patį query. Tai vat, ateiname ir dedame query va čia vat. Na, čia pas mus biškai blogai, nes per tvorą pereina. Pataisysit, ar man query kitą vietą dėtų. Gerai, va. Gerai, tai va, dedame query. Čia pasirodo toks klubas. Tada mums reikės combustion engine, kurie darosi, na, gana lengvai. Tai, padedame du čia. Nesimaišyk. Du čia. Tada mums reikės oil bucket ir water bucket. Jo, mes dabar turim ir tą, čia vandens, tai čia aišku lengva susiieškoti, o naftos tai čia truputį turėsit pavargt. Mes čia vakar ieškojom, radom biškį. Aha, tai va, ateiname ir tiesiog su bucketu paspaudžiame ant šito combustion engine ir tiesiog įdedame į vidų. Tai dabar palaukite, kol aš visus sudėsiu. Aš va pradedu daryti laiptus tiesiog į antrą aukštą, kurį bus. Jo, einame parodyti čia va dabar, kaip pradeda statyti. Aš dar nepradedu, aš dar tik darausi laiptus. Ai, žodžiu, ir girdėjome nusiskundimų truputį dėl garso kokybės ir aišku dar patys paklausėme ir ten supratom, kad žiauriai baisus tas garsas. Tai žodžiu, ir ten dabar aš turiu ausinės geras ir parsisiunčiu tokią programą, kad dabar ir garsas bus viskas gerai girdės, žodžiu. Ir galėsit normaliai žiūrėti video. Gerai, aš jau pasiruošęs, galite eit. Ok. Nu čia užsikarim ant visokių klaidų. Nu tai vat, dar mums reikės stikų, tai vat sudedam stikus šalia combustion engine. Tada pasimame, taip lakai pasakyti, wooden transport pipe ir padedame virš query. Nieko nelaukia, įjungiame šitus mūsų aparatus ir query saugominasi tokius kaip, jie dabar pasišalina viską, kas jam trukdo ir dabar jisai pradėjo gamintis tokius savo laidus. Ir jo. Tiesiog užsikrauname. Jo, tai query baigtas. Kokioj teritorijoje jisai kasis. Nu, aš laiptus padariau, ateik ir lordui ir delegent nutarsim, kurioje vietoje statysim. Bėgam nuomą. Tai manau, statom va čia va kažkur šalia često, ar ne? Ne, manau, aš Prie lovų. Va, ir maždaug va čia kažkaip. Jo, gerai, galim tą daryti. Žodžiu, dabar vainu parodys, kaip veikia tas query. Ir va, kaip matot, čia dabar jis pradėjo vėl tas kryperis. Ne kryperis, o čia karočiui, Zonas. Šitą ir dabar pradėjo savo darbą, čia dabar dirta dar kol kas. Ir matot, dabar dirtas su šitais, nu, per šitus laidus plaukia ir jis, aišku, ilgai plauks, bet ir į mūsų čestus pateks. Ten, kur rodė, į Rusiją. Jo, į tam tikrą čestą. Ir manau, queris yra labai gerai, tarkim, tiem, kuriem, nu, labai reikia ten statybų medžiagų, tarkim, ten kokią cobblestone ar panašiai, nes labai kasinėtis užtruktų daug laiko, o čia ir neįtima kažkiek laiko, tik pasigaminti reikia ir susiieškoti deimantų ir visai. Tai jo, ir jeigu nepastebėjote, mūsų kieme stovi nether portalas, Jo. per kurį mes vaikštame ir renkame netherraką ir visokius resursus. Žodžiu, ir kaip pasidaryti šitą nether portalą, tai kas nežino, tai jis daromas pagrindė iš obsidianų, o jų gauti reikia kokiuose požemiuose ar kažkur užpilus vandens ant lavos
bet būtina, kad ne iš fontano ten kokio ar ko, bet būtina, kad vienas kubelis visas lavos būtų. Ir žodžiu, tada tas kubelis pasiverčia obsidianu ir tada, bet tik su diamond pickaxe galima jį nukasti. Jo. Jo, čia paaiškinam. Ai, dar čia matot gal truputį, bet tiltė mes padarėm, nu tiksliau, aš padariau tokią kaip apsauginę zoną, aišku, čia galima biškį praeit, bet zombiai nemanau, kad tokie bus protingi, nes kažkaip pas mus labai pradėjo laikytis creeperiai ir visokie kitokie negeri žmonės ir kažkaip nelabai man patinka tokie dalykai. Ir jo, ir aš nežinau, ar mes rodėme per antrą epizodą, bet kaip matote, mes apsitvėrėme visą savo namą ir plotą. Nes tokia priežastis, kaip ir minėjau, tokia pati. Jo. Ir kaip matot, biškai čia daržas pranyko, čia tik tai liko žemės. Žodžiu, kad pramindžiom mes tą daržą, žodžiu, kada reikės, tai manau pasisodinsim, ko reikės. Tai čia biškai ramiau. Zombiaks. Einam aprodysim šitą pilį. Jo, čia buvo, kaip matėte pirmame epizode, nelabai lygios vietos, visokie ten upės, tvenkiniai ir taip toliau. Ir mes visą tą išlyginom iki čia ir dar planuojam daugiau lyginti vėl, čia zombių, vorų, visokių čia padarų. Biškai. Davai, daužyk. Šita vieta mum apstoja kaip ir zombų spawneriai, nes kiekvieną kartą, kaip mes čia ateinam, randame apie 20 zombių ir panašiai. Blogiausia iš tų zombių, kad ateina creeperiai. Šitas labai mane patinka. Jo, creeperiai, kurie ateina ir išneša pusėm. Nu, kaip matote, jau čia yra daug duobių, tai negalvokite, kad mes čia pasūtėme su TNT. Čia tiesiog atėjo ir išnešė creeperiai. Ir dabar neturėjom biškį laiko atstatyti ir paskubėjom video daryti, nes kaip jau atsirado keletas prašymų, kad bent jau mes jau tų video darytumėm, bent jau kol kas, nes, nu nežinau. Ką čia yra? Žiebiškai, ateik lordą. Wow. Tu čia šitą kabulstoną po to mes išnaikinsim, nes... Jo. Tai aš dabar išnaikinu. Jo, gerai. Ir dabar... Okei. Ai, žodžiu, dar viena linksma žinia, kad mes jau pasiekėm 10 subscriberių. Tai gal kai kam čia nėra daug, bet mums tai nemažas pasiekimas, žodžiu. Ir manau, mūsų kitas tikslas bus 20 subscriberių. Ir po to 50 ir taip toliau, žodžiu, bet... Nu, taip. Žiūrėk, matosi šone, kaip žinote, nu gal ir nežinote, mes šitą query statome ne pirmą kartą. Ir tai matosi šone mūsų pirmojo query duobėm. Jo, o mes čia tik paviršių ištaisėm, o ten po to tai net nėra reikalo, nes čia ilgas darbas ir nuobodus ir nereikalingas. Jo, nes ten reikia taisyti net iki bedroko ir tai yra nemažas blokų skaičius. Ir jo. Jo, kaip mato, čia ir kaulą dabar gausim. Ir labai geras dalykas turėti porą queryų. Ir tarkim, kur nors išeini, ar ten ieškot kokio, ar maisto, ar ko, nu, beleko, žodžiu. Ir grįžti ir randi ten visokių, ar ten irono, ar goldo, nu, kartais būna ir deimantų. Jo, ir jei netikite, kad query, nu, neapsimoka galvojate, tai žiūrėk, atei biškai į mūsų rūsį. Parodysime resursus, kokius mes mums prikasė. Jo, kuriuos pavyko jam parkasti. Jo, čia biškai dar yra bugas toksai, tai biškai daiktų jis išmėto, bet pažiūrėkit, kiek cobblestone'o čia ste. Ai, nu biškai, ten kai statėm pilį reikėjo, tai biškai priėm. Jo, daug resursų šiaip išnaudota, nes, kaip ir minėjo, kad statėm didelę pilį, kaip mato, čia tokia pilis. Sugalvojom dėti ant viršaus langus, čia tiek vienai pusė, tiek kitoj. Dar aišku, čia nepabaigta, nes labai trūko sendo ir nespėja kepti mūsų krosnys. Einu, da baigsiu.
Okei. Radau furniais 40 stiklo, tai manau, kad užteks. Tai Neužteks. ten mano kepa. Baigė. Tai vis tiek aš manau, kad tu tokio didžiulio šiltnamio tikrai nedarysi. Taigi reikės. Jo, čia planuojam daryti gal ir šiltnamį. Jeigu viskas gerai, jeigu kažkada bandysim užsiimti ūkininkystę. Nežinau, aišku, dar tiksliai, bet jeigu viskas gerai, tai... O mes neturim cielo medžio. Turim, patikėk daug. Aš padarysiu po to. Ne lentų, bet medžio. Tai daug dabar reikia. Žinau, taigi aš padarysiu. Dabar reikia. Te, kur? Kur aš apačioj? Tai ateik į viršų prie čestų prie lovų. Sorry, bet tavo stiklo daugiau neliko. Aš manau, kad nereikia tos mums šiltnamio. Aš jau sveriu gal 110 stukų, bet nieko. Tai jau pasim. Oho, biški. Iš to stiklo mes šiaip galėtum iškloti visą stogą stiklo. Gal. Manau, kol kas bus užteks ir 2 aukštų, po to planuojam daryti dar enchantinimo kambarį ir po to ten prie jo ir biblioteka. Ja, tai aš jau enchantment table turiu, tai manau, kad vargt su deimantais ir obsidinu tikrai nereikės. Ar Lordai, kur tu esi? Nustau. Ai, nu gerai. Aš tau irgi biškai padėsiu gerai statyti. Man nereikia, man. Eik tu langais rūpinkis. Ja. Aš neturiu tų langų. Taip rask. Tai eik smėlio pasikas, taigi va, paplūdimys čia visus karot. Tingi. Na gerai, nu. Eik, dar aišku, dar ne tą pusę uždėjai. Šaunuolis aš. Įdedu savo kabulstoną į čestą, bet niekas neimkit, nes iš jo aš statysiu šitą, žinot. Bokštą. Nu, pilį. Nu, šiandien taip darau. Nieko, pataisysim čia, kol pastatysim tą aukštatį. Čia biški lagina, kaip matot. Kaip matot. Na gerai, aš per tą laiką, kol ten taisu, aš dėliau jau lentų blokus. Okei. Matau, kasysi smėlio. Jo. Daug. Mūsų video truks maždaug apie kokią 20 minučių. Nu, jeigu pavyks, tai gal ir ilgiau. Jei pasiseks, tai, jeigu jūs žiūrėsite mus, tai darysime ir streamus. Jo. Ir nepamirškit apsilankyti mūsų Facebook'o fanpage puslapį. Linkas bus description'e. Jo. Čia tu tikrai tokį patį medį uždėjai. Kas? Tai Ten tu nežinau, kodėl jis ir nuolė. Ten kitoks medis, ten Jungle Woods. Čia Oakwood reikia. Gerai, grįžtam. Ar yra furniais į kaulą? Gali būt, nu nežinau, turėtų. Gerai, nes jei nėra, tai eisiu primaninsiu. Tai iš medžio, pasidaryk, nes čia kai aš padariau ten tų medžių, tai... Jo. Kažkaip tai... Manau, netrūksta. Kiek vargo čia turėjom su tais medžiais, ten net nepatikėsit. Jo, netingi pasakot. Long story. Ir žodžiu, mes
dabar apgalvojom viską ir norėtumėm jūsų paklausti, ką jūs norėtumėt labiau, kad mes kurtumėm, ar daugiau labiau pamokas, ar ten, ką mes darom, kažką tokio. Ar jūs labiau norit pamokų, ar kad išmoktumėt. Tai į komentarus visą vadą. Jo. Viršų. Aš tai galvoju, gal viršų stiklais uždėt. Gražiai atrodyti. Labai daug stiklų reikės. Ir šitą. Dar parašykite komentaruose gal žaidžiate tekitą ir gal žinote kokių gerų sistemų arba kokių gerų modų, kokių čia yra. Tai mes tikrai juos išbandysime, tai kad netinginiautumėm, parašykit, ką daryti. Jo, ir būtinai prirašysime, kad ten būtent jūs mums pakišote tą idėją, ar ten pamokinote mus ten kaip daryti. Jo. Aš prisipažįstu, kad mes šitą tekitą, nėra, kad ten pirmą kartą, bet aš nesu ten jo ten koks ar profas ar ką, nes aš net pusę sistemų tų nežinau, tai gal nelabai supyksit. Ten labiau žinot legendą, o aš kažkaip nelabai žinau. Jo. Ir lordai, Ką? aš tai gal stogą man dėt stone bricksais. Ką žinau? Gali? Jo. Bet ar tu jų turi? Turiu Jo, yra 50. Ok, bet tai nemanau. Stogą, ne? Jo. Sakai. Arba gali stone bricks laiptais dėt, kai būna šitam villageriuose. Tokie laiptai į viršų, ten tas stogas toksai. Va, kaip mato, čia biški buginas ta sistema, paskirstimo ir taip toliau, čia iššoko porą blokų, bet vis vien daug naudos iš to. Va, matot, ką tik buvo viena linija cobblestone šitam čiasti, o dabar va, jau tai bus ir antra pilna. Ir mes beveik viską sunaudojame ant pilies statymą. Ir manau, jau, negreitai, bet artimiausiu laiku, kokiam 10-12 epizode, gal jau pamatysit visą pilį su visais kambariais pastatytais, ne kambariais, su visais bokštais, visą pilnai įrengtą pilį, nes vėl čia creeperiai, Jo. zombiai, skeletonai, visokiai. Čia kaip ir sakė, kad čia spawneris beveik yra, nes tiek privaro, kad net negražu taip kalbėti. Ir mes video kelsim tikrai ne kiekvieną dieną, nes gali būt, kad mes kažkur išvažiuosime, bet nebijokite, mes prieš kažkur išvykstant arba prieš kažkokiam įvykiui įvykstant, mes tikrai jums pranešime Facebook fanpage arba tiesiog mūsų YouTube'ai. Video metu pabaigoje ir pradžiai pasakysim, kad ten išvyksta tas ir tas, ar visi išvyksim ir taip toliau. Bet nenusiminkit, į savaitę bent 3 video tikrai kelsim, nebent jau ten ekstra labai atvejais, bus. Tada jau gal ir netiek bus, nes mes tikrai norime kelti daug video ir susilaukti dėmesio, nes jau po truputį plečiamės. Nors šiaip dėl peržiūrų mes keliame tas video. Tiesiog smagu žinoti, kaip kiti žmonės žiūri tavo padarytą dalyką. Einam gal permiegot. Jo, taigi čia nesiskaito permiegomas, ten užsimerkia akis ne iki galo. Žinau. Gerai, čia taip atrodo. Tu nenori ant medienos, nes tu iš 1 blokų žemiau padarai. Tai ant medienos nesideda. Ai, Dedas. Tai kodėl man tada leidai? Tu neturi daugiau stone bricksų, tu kol geriausiu, tada aš pastatyčiau. Gal. Man visus stone bricksus. Ir sorry, girdite tokį aidą, nes mes filmuojame per tokią programą TeamSpeak. Kaip šnekame, tai... Nefilmuojame, o rekordiname vaizdą. Oi, garsas. Jo. Tai būna kartais, kad ten nusišnekam ir panašiai. Jo, arba šiaip, kad girdisi aidas, nes vienas per kitą kalbam.
Padėk tu man čia, karočiui, iškast va šitas stone bricksus. Einu sutvarkysiu tą query su tais bucketais oilo ir water. Okei, čia biški tokia kaip ir tyla, ne? Visi užsiėmė. Na šiaip nėra jau nėra ką pasakyti. Viską, sakėm, beliko tik daryti. Jau. Jau. Aš dar nudribau. Ir lorde, tu turi nors biškį Ko? šito obuolių. 12. Tai gal gali duoti, nes man tik vienas liko. Kur esi? Prie query. Tu jau pabaigsiu stogą ir atnešiu. O jau koks gudrus zombis, įsivaizduokit, nusilipo per kalną ir peršoko mūsų tą tvorą. Einu aš dabar baigsiu tų stiklus. Tai palauk, aš tavo obuolių atnešiu. Tai numes. Arba padėk į čestą. Gerai, duok man, aš va nukritau netyčia. Mesk. Per tvorą. Manau, užtek. Ačiū. Iškibai išjungė tą query, ko jis nekas. Jo, nežinau, ten kažkas jam atsitikė. Ingiš ten tvarkyti, vėliau biškai patvarkysiu. Okei, nu bet matot, per tokį trumpą laiką tiek iškasė, kad tu net pats ten tik kol iškastai. Ir dar aišku, neturi pats kast nieko, o štai viską daro. Jo. Tai va jau mūsų antro aukšto statybos, dar aišku, nieko geresnio, jame tik tuštuma yra. Na bet jau sienos padarytos, beliko tik stogą normaliai uždengti, nes čia dabar lyja biškį. Dar reikės nupilies ten tų sienų nugimt, kai bandėme sulipti ant to pilies, ten kur stiklą dedant, tai nu, tuos dirtus visokius ir nedarabus. Nugremdyt, karočiui. Jo. Pas mane jau daugiau neliko. Tai palauk, aš turiu stauną paprastą, tai padarysiu biškį. Gerai. Kem 8, tai manau užteks. Aš pabaigsiu tą stogą. Tu atsineš torčių biškį. Gerai pasižiūrėk. Turime. Ir neimkit glaso iš furnyso. Gerai. Ai, dar pamiršom paminėti svarbiausia, tai mes nuo to laiko, na čia nėra svarbiausia, bet nuo to laiko, kai, nuo antro video mes prisirinkome daug deimantų ir šiaip mes daug labai maininom, mums tas query nei biškų, nei vieno deimanto mums nedavė, tai teko mums irgi biškį pavart. Nu bet kai kasa queries ir mes, tai kažkaip jau taip dvigubas kasimas beveik išeina. Jo. Pavogytus tuos brikus. Ten mačiau dar ant stogo mėtosi. Dadėk, 2 trūksti. Dadėk, davai. Palaint viršaus ten mačiau yra. Da daugiau negu 2. Ten yra, tačiau taip pasilikti. Strabiš. Ir tai dar ne visi, nes mums reikės daugiau. Arba ne. Kaip tik išėjo lygiai. Šio, stogas čia mūsų kaip ir pabaigtas. Nėra gal stogas čia kaip ir pas kitus ten. Nu, aišku, matot, nu kaip žinot, ten va taip einantis. Ir žodžiu, o elementarus toks, bet manau lubos tikrai gerai atrodo. Ir žodžiu, manau, šitame kambaryje... Ir lordai, tu nukirs tuos laiptus, ten kur pasidaryti. Aš šiandien pabandysiu tą šiltnamį daryti. Nedaryk to šiltnamį, nereikia. Žodžiu, tu į epizodą mūsų kaip ir baigsime, nes ir taip, manau, jau ilgokai čia. Neblogo video.
Tai sakiau epizodą. Nu. Jo, bloga. Jo, čia manau darysime. Čia manau kaip čestus, nežinau, kažką panašaus. Po to pasidarysime porą atskirų kambarių ir pasidarysime ten priekalą. Nežinau kaip jis ten angliškai vadinasi. Adult. Ir žodžiu, ir enchantment table, kaip ir sakėm. Dar knygų pasimsim. Biškį reikia šitą nukaut. Ir žodžiu, kaip ir baigėm epizodą. Iki kito karto ir iki.